Bet labai laiminga. Tėtis dirba nekilnojamo turto srityje, o mama valstybinio socialinio draudimo sektoriuje. Laisvą laiką šeima leidžia šeiminiškai. Žaidžia žaidimus, piešia, gamina. Viltė ir jos tėtukas. Lopšelės darželis Žibutė. Mano trištis kukis, visada padūkęs, šiltas kamuoliukas, tikras vaizdukas. Graužė jis kopūsto lapą, kanda morkos, kanda krapo, o labiausiai jam patinka valgyt obuolį sultinga. Kartą ūkiai pamaitint, pamiršau per klaidą, tai sugraužė jis skaniai šaldytuvo laidą. Mano trištis kukis, visada padūkęs, šiltas kamuoliukas, tikras vaizdukas. Mano trištis kukis, visada padūkęs, šiltas kamuoliukas, tikras vaizdukas. Mano trištis kukis, visada padūkęs, šiltas kamuoliukas, tikras vaizdukas. Mano trištis kukis, visada padūkęs, šiltas kamuoliukas, tikras vaizdukas. Plojimai Viltei! Ne tik plojimai, bet ir gėlės. Čia turbūt nuo močiutės jau atėjo pasveikinti. Visiems šventė. Iš tiesų, tai yra šeimų kalėdinių dainų koncertas, kuriame dalyvauja šeimos. Ir mes labai džiaugiamės. O dabar į sceną kviesime mūsų svečius, kurie atvyko iš Tauragės. 5 asmenų šeima. Bet ant šios scenos išdrįs